Taip manoma yra, kad melanoma išsivystyti, ląstelių mutacija parengia ultravioletinė insoliacija, būtent terminė ultravioletinio spektro dalis. Ląstelės tiesiog veikiamos tos šiltosios ultravioletinio spektro dalies bangų, jos mutuoja. Ir tai sukelia visas galimybės atsirasti pigmentiniam dariniui, reiškia ultravioletinė insoliacija, jinai tiesiogiai įtakoja ląstelių, odos ląstelių, pigmento ląstelių mutaciją. Aišku, oksidacinių procesų vykimas odos visoje biocheminėje apykaitoje. Tai priežasčių yra daug, bet pagrindinė, kaip aš sakiau, reikia žiūrėti į polinkį šitom ligom, ultravioletinių spindulių poveikį, užterštumą, kuris susijęs su oksidaciniais procesais odoje.